Statybiniai blokai yra daugkartinio naudojimo suformatuotos teksto dalis, tekstiniai laukai, kiti objektai, kurie laikomi programos bibliotekoje. Kartu su nauja Word versija siūloma naudotis jau sukurtais blokais, kurie leidžia greitai suteikti dokumentui profesionalią išvaizdą. Ir jūs visada galite sukurti ir nuosavą statybinį bloką. Skirtuke Insert grupėje Text spustelkime mygtuką Quick Parts ir pasirinkime Building Blocks Organizer. Atsiradusiame sąraše matote tokius stulpelius, pagal kuriuos galite rūšiuoti blokus ir taip greičiau surasti jums reikalingą. Name – bloko pavadinimas. Gallery – galerija, kurioje jis yra išsaugotas. Titulinis puslapis – cover pages. Automatinis tekstas – autotext. Antraštės – headings ir taip toliau. Category – kategorija, kuriai priklauso blokas. Template – kuriame šablone laikomi blokai. Behavior – atliekamo veiksmo aprašymas ir description – detalesnis jo aprašymas. Pavyzdžiui, tarkime titulinį puslapį į dokumentą ir tekstinį lauką. Pirmą titulinį puslapį. Nepriklausomai nuo to, kurie dokumento vietoje yra apiltės žymeklis, pasirinkę statybinį bloką iš Cover Page galerijos ir mygtuką Insert, jis bus įtirptas prieš pirmą dokumento puslapį. Įtirptame puslapyje yra ne tik suformatuotas tekstas, dizaino elementai, bet ir automatiniai laukai, kurie, kaip matote, yra iš karto tam tikri laukai užpildyti. Tekstinį lauką įtirpsime tiesiog pasirinkę patikusį variantą iš blokų priklausančių Textbox galerijoje. Pažymėkime, kuriame puslapyje bus tekstinis blokas ir vėl nueiname į Quick Parts, Building Blocks Organizer ir iš galerijos Textboxes spaudžiam ir peržiūrim patinkantį variantą ir spaudžiam mygtuką Insert. Jis atsiranda tame puslapyje, kur buvo žymeklės. Norėdami sukurti nuosavą statybinį bloką, reikia pažymėti sutvarkytą teksto dalį ar kitą dokumento objektą, tekstinį bloką, lentelę ir taip toliau ir pasirinkti tą pačią operaciją skirtuke Insert, mygtuką Quick Parts, Save Selection to Quick Part Gallery. Surašę bloko pavadinimą, pasirinkę galeriją, pavyzdžiui, autotext, kategoriją ir kitus bloko parametrus ir paspaudę mygtuką OK, naujas blokas atsiranda blokų sąraše ir bus galima įterpti jį bet kokiame dokumente. Tai yra Quick Parts, Building Blocks Organizer ir jisai atsiranda tiesiog šiuo atveju viršuje. Paspaudę mygtuką Insert, jis yra įterptas į dokumentą. Ir taip jis bus įterptas bet kokiam dokumente. Pavyzdžiui, pasirinkę naują dokumentą, jūs matysite, kad jis irgi yra šitame sąraše. Panaikinti sukurtą statybinį bloką tiesiog galima pažymėję norimą bloką ir paspaudę mygtuką Delete. Jeigu norite praplėsti blokų sąrašą naujai sukurtais Microsoft blokais, spauskite Quick Parts ir Get More on Office Online.